Paulius Jankūnas rezultatyviausias krepšininkas savo komandoje, jo sąskaitoje jau 7 taškai. Norėčiau tik atsiprašyti už techninės problemas, su kuriamis susidurėme šiame susitikime. Tikėkime, kad viskas bus gerai ir toliau mes galėsime ramiai stebėti mačą tarp Žalgirio ir Juventuso. 19-10. Pirmą kartą žalgiriečiai įgyja 9 taškų pranašumą. Žydrūnas Urbonas pasirodė Juventus penkete. Kaip gražiai perima kamuolį Kolinsas, Šalenga ir Marko Popovičius. Viskas buvo tiesiog labai gražu, tačiau nepavyko užbaigti atakos tikslių metimų. Na ir šypsenos tiek ant Žalgirio atsarginių suolo, tiek tribūnose, kur susirinkę Kauno Žalgirio gerbėjai, pavyksta bent jau išsaugoti kamuolį. Na ir dar vienas keitimas. 5. keitimas pirmajame kėliny Kauno Žalgirio komandoje ir šiuo metu jau nei vieno žalgiriečio pradėjusio rungtynės nebėra aikštėje. Visi 5 ant atsarginio suolo. Tomas Delininkaitis pasirodo aikštėje. Čedisi meta ir pataiko, nerasdamas kitokio atakos tęsinio. Pats ryžtasi atakuoti amerikietis ir pirmą kartą savo komandos persvarą didina iki 11. Utenos Juventus ataka. Tomas Delininkaitis vos pasirodęs aikštėje ir sužaidęs maždaug 10, na galbūt 20 sekundžių yra priverstas kelti į viršų ranką. Pirmoji jo asmeninė pražanga ir tai yra viso labo tik 3 Žalgirio pražanga. Utenos Juventusas jau turi 5 komandinės pražangas. Vasiliauskas ieško, kam galėtų atiduoti kamuolį. Kolinsas prilipęs prie varžovų žaidėjo Gedimino Maceinos. Maceina labai sudėtingos situacijos meta. Na ir jei teisingai išvilgiau, pažeista 3 sekundžių taisyklė. Dar kartą nesugeba nieko padaryti Utenos Juventus puolime, o Žalgiris dar kartą sėkmingai apsigynęs turi progą padidinti persvarą iki 13 arba net 14 taškų. Štai šiokia tokia pauzė rungtynėse ir tik dabar Edisi gražina kamuolį į aikštę. Sužaidžia su Delininkaičiu ir Delininkaitis atgal gražina kamuolį Žalgirio žaidėjui esančiam aikštėje. Dar viena pozicinė kauniečių ataka. Delininkaitis puikiai sužaidęs 4. kėlinį su Prienų Rūdupiu. Dabar turi galimybę atakuoti Tomas Delininkaitis ir įspjauna kamuolys iš krepšio, tačiau atkovotas jis ir TC Kolinsas, 5. jo taškas, 24-10. Žalgirio komanda šiandien jau įmetė 3 tolimus metimus. Juventuso ekipai 2 kartus iš toli pasižymėjo Vasiliauskas. Jis vėl meta iš dešinio krašto, 3 taškai. Ir štai nereikia nei Žygimanto Šeštoko, pripažinto Juventus snaiperio, laimėjusių net LKL tritaškininkų konkursą. Net ir be jo yra kam pataikyti. Dainius Šalenga. Dabar jis laisvas meta ir papildo pelniusių Žalgirio krepšininkų gretas. Jis jau 6. žalgirietis per pirmąjį kėlinį pelnės bent 2 taškus. 26-13. Lygiai dvigubai Žalgiris pirmauja prieš savo varžovus. Na ir iš kokios situacijos priverstas mesti Vasiliauskas. Na ir šiek tiek persistengė dabar Dainius Šalenga, matydamas, kaip lengvai renka taškus pirmajame kėlinyje. Vasiliauskas prasižengė prieš jį ir 3 baudų metimai į Kauno Žalgirio krepšį. Na štai galimybė iki 10 taškų sumažinti skirtumą, tačiau tam jau reikėjo pataikyti visus 3 baudų metimus. Pirmasis metimas skrieja pro šalį. Vasiliauskas toli gražu nėra pats rezultatyviausias komandoje. Jis per rungtynes vidutiniškai pelno po nepilnus 8 taškus. Na, o šiame susitikime jau 1,5 karto viršijo savo taškų vidurkį. Nepaisant to, kad sužaistos tik 8 minutės 21 sekundė. Iš 3 tik 1 baudos metimas pasiekė tikslą. Aišku, nėra ko džiaugtis Juventusui. Žalgiriečiai su kamuoliu, Milovanas Rakovičius kairėje. Delininkaitis ir gražina kamuolį Kolinsui. Delininkaitis meta ir nepataiko, tačiau Tadas Klimavičius kovoje dėl kamuolio buvo greitesnis, atkaklesnis ir nieko keisto, kad pataiko iš po krepšio. 28-14. Dar vienas atkovotas kamuolys po varžovų krepšių. Čia Pakamanis iš toli. Netikslus kovoje dėl kamuolio. Šalenga ir Klimavičius gerokai lenkia savo varžovus ir žalgiriečių ataka. Vėl greitos nepavyksta sukurti, reikia kurti pozicinę, tačiau
Ji baigėsi išties įspūdingai. Dežanas Kolinsas fantastiškai tiesiog įsiliejo į rungtynes ir pats meta, ir pats pataiko, ir pats atiduoda kamuolį komandos draugams. Ir 30-14. Nepaprastai rezultatyvus pirmasis kėlinys. 30 taškų jau pelnė žalgiriečiai ir aš noriu pakartoti dar kartą, kad jau pagal pirmąjį kėlinį labai panašu, kad Žalgiris pelnys 80 taškų, o tiems, kas norėtų pasivaržyti dėl Žalgirio bokalo, jums reikia spėti, kurisgi Žalgirio krepšininkas pelnys 80-ąjį tašką. Ta jūs galite daryti iki ketvirtojo kėlinio pradžios. Facebookas, Sport1 profilis, teisingas atsakymas ir jūs laimingųjų sąraše. 2 kartus nuo baudų metimo linijos sėkmingai meta Karolis Petrukonis ir po tų 2 taiklių baudų metimų jis yra sodinamas ant suolo. Pirmieji Karolio Petrukonio taškai. Su šiuo krepšininku žalgiriečiai susitvarkė praktiškai be problemų. Na ir tik dabar besibaigiant kėliniui 2 baudų metimais atidaryta savo sąskaita bei kol kas neįtin sėkminga kova dėl kamolių, 0 atkovotų kamolių. Štai tokią statistiką turėjo ir vis dar turi Karolis Pakamanis. Žalgiriečiai ir vėl atkovoja kamolį. Nesiryžta atakuoti Šalengą, turbūt tą darys Dalininkaitis. Ne, iš toli jis nemeta. Kolinsas, vėl Šalenga. Prasiveržimas, Milovanas Rakovičius be pražangos. Sustabdyta Žalgirio ataka, tačiau DC meta ir vėl nepataiko. Na, paskutinis šansas Juventusui pirmajame ketvirtyje. Jau tik 10 sekundžių iki jo pabaigos. 30-16 priekyje Kauno Žalgiris. Nėra galimybės net atiduoti kamulio. Romanas Gumeniukas pasirodęs aikštėje. Na, taip nesgrabailiškai įsireikščiau štai taip. Sužaidžia Gumeniukas, fiksuojamas dvigubo varimo taisyklių pažeidimas ir iškart po to baigėsi pirmasis ketvirtis. 30-16.